kad šiandien paskutinis tarnavimas šiais metais. Kitais metais dar bus. Dėl to šiandien tokį žodį turiu iš Dievo, kuris meldžiu, kad išliktų mūsų širdise visais ateinančiais metais, visais sekančiais metais. Šie metai buvo be galo sunkus man, tiek fiziškai, tiek dvasiškai, bet kaip matot, aš vis tiek šypsaus, vadinasi, viskas yra gerai, viskas yra jėga, taip ir turi būti. Iš tikrųjų patyriau be galo didelių stebuklų, kaip žinot, prieš vasarą keliavau į Afriką ir po to į Lietuvą ir ten buvo tarnavimų įvairiausių ir tikrai Dievas veikia stipriai ir po to jis vis dar veikia ir tikrai nuostabus metai. Patys sunkiausi, bet patys geriausi mano gyvenime. Žinot, Dievas pastatė mane čia, kad aš įveščiau pilną suvokimą, kas yra Dievas ir koks turi būti krikščionis. Ir taip man tenka daug kartų pirštais badyti nuodėmę ir man tenka daug kartų pirštais badyti dalinį atgailavimą. Tokį atgailauju, neatgailauju. Dėl to, kad Dievas mane čia taip pastatė. Taip, daug kartų aš atrodau žmonėm piktas ir galbūt teisintis. Bet, žinot, Dievas per šios metus mane išaugino iš didumo. Nes ne viskas čia apie mane, o apie Dievą. Ir žmonės, kai bado į mane pirštais, tai aš priimu šiandien tai kaip komplimentą. Jeigu jūs mane vadinat piktu arba teisinčiu, neteisingai, tai aš tai priimu tik tais kaip komplimentą. Leiskite, aš jums užduosiu klausimą. Ar jūs norėtumėt, kad aš, kaip jūs galvojat, jeigu aš eičiau gatvė ir pamatyčiau degantį namą ir žinočiau, kad ten vaikas tame name, kaip jūs galvojat, ar aš praeičiau pro tą namą ramiai, ar aš šaukčiau kaip išprotėjęs, kol kas nors atkreiptų dėmesį? Tikriausiai šaukčiau kaip išprotėjęs, kol visiškai balsą prarasčiau. Ir galbūt, jeigu būčiau žiauriai drąsus tą akimirką, įbėgčiau į tą namą ir išneščiau tą vaikelį, nebijodamas sudegti. Tai lygiai taip pat ir čia aš stoju tam, kad šaukčiau Dievo žodį, tam, kad šaukčiau ir įspėčiau prieš ateinančias nelaimės, nes jos ateis, kaip Biblija sako. Ir kad kiekvienas iš mūsų būtumėm pasiruošę atėjus to nelaimę, atėjus išbandymui, atėjus audrai, atėjus liūčiai į gyvenimą. Jos kaip visą laiką ateina, mes tai žinom. Žinot, nes man rūpi. Aišku, aš padariau ir daug klaidų šiais metais. Bandydamas įrodinėti kažkokią tai tiesą ir užmiršdamas, kad tiesa be meilės tik išpučia. Ir kad reikia teisingai sudėti prioritetus. Pirma meilė, po to tiesa. Arba kartu, bet tik neatskirai. Žinot, meilė eina pirma ir kad ir kur tu pažiūrėsi, kad ir kada tu pažiūrėsi, kad ir kaip tu pažiūrėsi, ir kad į ką tu pažiūrėsi, meilė turėtų eiti pirma. Ir kodėl meilė? Ir kaip mylėti? Žinot, dėl to, kad meilė yra didžiausia jėga šitame pasaulyje. Didžiausia jėga šitame pasaulyje. Dėl to, kad meilė pastato, meilė atgaivina ir meilė atleidžia. Ir meilė laimi. Ir žinot, kai mes valandas praleidžiam besiginčydami dėl vienos ar kitos tiesos
Ir tai darom be meilės, tik tais bandydami įrodinėti tiesą, tai mes pasieksim, ką mes bandom. Bet ta tiesa neišgydi širdies, dėl to, kad tiesa negydo širdies, meilė gydo. Ir kai tiesa bus sakoma su meilė, tada tu tą žmogų dar ir laimėsi. Aš žinau, kad ir ten mes labai dažnai patiriam ginčius ar kažkokią tai barnį. Ir iš tikrųjų Dievas mato, kaip aš sakiau vaikučiam per mūsų duonos laužymo vakarą, kai ėjau į virtuvę, ten Ari su Domu buvo kažką prisidirbę ir aš jam sakiau, žinot ką, aš esu kambary, mes visi esam kambary ir jūs negalvokit, kad Dievas čia nėra virtuvė. Jeigu aš negirdžiu, tai nereiškia, kad niekas negirdi. Sakau, Dievas yra čia ir Dievas viską mato, tai jūs turėt pamatyti, ar jūs yra Domo kitas. Ir tik pišputė akis žiūri mane, tikrai? Neklausė, bet matęs klausimas akise. Ir iš tikrųjų, kad mes žinotumėm, kad Dievas yra visur, kur mes esam. Ir kai mes kalbam vienas kitam, mes turim kalbėti su meilė, galvodami taip, lyg yra dar dvi papildomos akis, ir dar viena papildoma širdis tarp mūsų stovi. Ir tai yra Dievas, tai yra Kristus, kuris sakė, pažadėjo, kad mūsų niekada nepaliks. Tai reiškia, jis yra tarp mūsų. Kad į mūsų pokalbį ateitų meilė. Galim ginčytis dėl tiesos, bet kad tai būtų daroma su meilė ir jokiais būdais neįskirtų. Ir aš šį vakarą noriu atiduoti Dievo meilę. Ir galbūt, aš nežinau, kaip man pavyks, kaip Dievas mane palaimins, aš bandysiu užbaigti mūsų meilę vienas kitam. Gerai? Atsiverskim Sofonijo pranašystės 3 skyrių. Jį labai lengva rasti, galim tiesiog pradėti nuo mato ir versti per 3 berods tos pranašus atgal ir rasit Sofoniją. Paskaičiuosiu 1, 2. Trys. Taip ir sakiau. Taip lygiau rasti. Sofonija 3, nuo 9 iki 20 eilutės. Meilė yra pagrindinė jėga šitam pasaulyje. Žinot, net šėtonas to negali pakęsti. Jis negali pakęsti meilės, kai mes vienas kitą stipriai ir artimai mylim. Kai mes mylim nusidėjėlį, šėtonas negali pakęsti. Kai mes mylim netgi tą, kuris yra ne mūsų tarpe. Nes iš tikrųjų Jėzus mūsų ir šaukia mylėti tuos, kas nėra mūsų tarpe, ir juos laiminti, ir labai mylėti. Sako, kokia nauda, jeigu mes mylėsim vienas kitą, mums lengva vienas kitą mylėti. Daug sunkiau mylėti tą nusidėlį, tą niekšelę, kuris griežia tavęs dantį, kuris tau rodo pirštais kartais kumščiu. Bet tai yra pagrindinė jėga ir šėtonas pralaimi prieš meilę. Tai nuo 9 eilutės parašyta: tada aš duosiu tautoms tyrą kalbą, kad jos visos galėtų šauktis viešpatės ir vieningai jam tarnauti. Iš anapus Etiopijos upių ateis mano išsklaidytieji ir atneš mano aukų. Tuomet nebereikės tau gėdyti savo darbų, kuriais maištavai prieš mane. Aš pašalinsiu tavyje pasipūtelius, tu nebesididžiuosi mano šventajame kalne. Aš paliksiu tavyje nuolankius ir nusižeminusius, kurie pasitikės viešpatės vardu. Izraelio likutis elgsis teisingai, vengs melo ir klastos. Jie gyvens ramiai ir be baimės. Giedok garsiai Siono dukra, šauk Izraelį, linksminkis ir džiūgauk visa širdimi Jeruzalės dukra. Viešpats panaikino tavo nuosprendį, pašalino tavo priešus, viešpats Izraelio karalius yra su tavimi, tu nebematysi piktą. Ta dieną sakysi Jeruzalei, nebijok, ir Sionui nenuleisk rankų. Viešpats, tavo Dievas esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meilę ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.
Aš pašalinsiu nelaimės ir paniką, saugosiu tave nuo prispaudėjų, padėsiu raišam, surinksiu išsklaidytusius, jų gėdą paversiu garbe. Tada surinkęs jūs parvesiu namo. Aš jūs išaukštinsiu ir suteiksiu jums vardą visose žemės tautose, kai parvesiu jūsų ištremtuosius jums patiems matant, sako Viešpats. Haleliuja. Pasimeskim. Dieve, meldžiu Viešpatė, kad tu kalbėtum šį vakarą. Kalbėk šį vakarą, Viešpatė. Paimk mano lūpas, kurios beje nėra vertos kalbėti tavo žodį, Viešpatė, bet aš meldžiu, Tėve, kad šitą, ką aš skaitau, prasidėtų nuo dabar ir Tėve, kad tu duotum tyrą kalbą šią akimirką, kai aš tave šaukiuos, Viešpatė, kad tu duotum man tyrus žodžius, kad tu išgirstum mane dabar, Viešpatė, ir duotum savo žodį į savo avyčių širdį, Viešpatė, meldžiu iš visos širdies, kad tu mus statydintum, kad tu mums atleistum, Viešpatė. Meldžiu, Tėve, veik savo šventąją dvasią dabar čia mūsų tarpe. Saugok mūsų ausis, Viešpatė. Atverkės, Tėvas, prieš savo žodį. Ir padaryk taip, kad tavo žodis liktų mūsų širdise, Viešpatė. Ir Tėve, ką kalbėsiu ne iš tavęs, Viešpatė, panaikink iškart, Viešpatė, ir neleisk mums šito prisiminti. Meldžiu, Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aleliuja. Žinot, kai skaitai Sofonijo pranašystę, tai tarsi trijų skyrių santraupa visos Biblijos. Iš tikrųjų, tai čia tik 3 skyriai, jūs galėsite perskaityti namie grįžę. Bet kai jūs skaitysit šitos skyrius, jūs pamatysit visą Evangeliją, visą Bibliją. Nuo pat pradžių iki galo. Viešpaties autoritetas yra ant šitų žodžių. Ant šitų žodžių, kuriuos aš ką tik perskaičiau. Ten yra jo jėga. Ten yra jo gydantis žodžiai. Tai, ką aš ką tik perskaičiau ir kai paskaičiau dėl meilės, kad jo meilė atgaivins kiekvieną iš mūsų. Ir jau jį dabar mus gaivina. Tie, kas esate čia, tie, kas girdėsit vėliau, jau dabar jį mus gaivina. Jo meilė. Tai yra jo pažadas. Žinot, aš dabar pradėjau tokią knygą, nuostabi knyga. Aš negalvojau, kad jinai tokia gera knyga. Piligrimo kelionė. Aš taip mačiau biškį tą filmą, bet man jis nelabai paveikė. Bet kai aš pradėjau šitą knygą skaityti, aš sakau, man atrodo, nesu skaitęs geresnės knygos. Bent jau dabar aš taip sakau, nes visos dar neperskaičiau. Paskaitysiu pačią pradžią, kaip jisai sapnuoja. Bekeliaudamas šio pasaulio dykumą, sustojau pailsėti vienoje vietoje, kurioje buvo urvas. Jame priguliau ir užmigau. Bemiegodamas susapnavau šį sapną. Sapne pamačiau vienoje vietoje stovintis karmalais apsitaisiusi žmogų, nugarą nusigręžusi nuo savo namų. Šis žmogus rankoje laikė knygą, o jo pečius slėgė sunki našta. Mačiau, kaip jis atsivertė šią knygą ir ją skaitė, o beskaitydamas pradėjo drebėti iš baimės ir raudoti. Nebegalėdamas susivaldyti, jis pratrūko graudžiu šauksmu. Ką man daryti? Ką man daryti? Nežinau kaip jūs, bet kai aš skaičiau šitą knygą, ir kai tik pradėjau matyti, kas laukia nusidėlių, kai tik pradėjau suprasti, kas laukia tų, kurie nepaklūsta Dievui, aš klausiau to paties klausimo, ką man daryti. Aš tikiu, kad ir jūs tą patį darėt. Kai jūs skaitėt šventąjį raštą ir kai jūs matėt, kas laukia mūsų pačių. Kas laukia mūsų pačių, jeigu mes nesusitaikysim su Dievu.
mes turėjom klausti, ką mums daryti. Galbūt mes neklausom viešpaties, galbūt mes klausom savo draugą, kuris labiau pažįsta viešpatį ir žino, ką daryti. Bet mes klausom šito klausimo, ką mums daryti. Ir čia Sofonijo pranašystė nuo 2 eilutės parašyta šitai. Aš pašalinsiu, nuo 1 skyriaus nuo 2 eilutės parašyta, aš pašalinsiu visą nuo žemės paviršiaus, sako viešpats. Aš pašalinsiu žmones, gyvulius, padangių paukščius, jūros žuvis, suklupimo akmenis ir nedorėlius. Aš pakelsiu savo ranką prieš Judą ir Jeruzalės gyventojus. Išnaikinsiu Baalio likučius ir kartu su juo stabų kunigus. Ir tuos, kurie ant stogų garbina dangaus karalviją, ir tuos, kurie garbindami viešpatį prisiekia Melechu, ir tuos, kurie nusisukę nuo viešpatės, neieško jo, net nesiteirauja apie jį. Ką man daryti? Ką man daryti? Nes aš šiandien žinau, kad viešpats nemeluoja. Nes šiandien aš žinau, kad kai viešpats sako, jis įvykdo. Nes taip kalbėjo pranašai, taip kalbėjo tie mažieji pranašai, kabutėse, kaip ir Sofonijos. Nes taip kalbėjo Jėzus. Jis žadėjo, kad dangus ir žemė pasibaigs, bet mano žodis nepasibaigs. Tai jisai sako, ateis galas žemė. Ateis galas, viskam ateis galas. Ir taip kalbėjo apaštalai laiškuos. Ką man daryti? Kur man bėgti, kur man slėptis, jeigu kai viešpatės diena ateis, kai jisai žengs į žemę, kalnai ištirps. Ką man daryti? Žinot, šiandien mums daug kas sakytų, jeigu mes klaustumėm šito klausimo jų, kurie nėra čia, kurie galbūt ateityje ateis čia. Aš tikiu, kad ateis, nes labai karštai meldėmės ir prašom, kad ateis. Jie sakytų, padėk šitą knygą. Jeigu tu jauties blogai ją skaitydamas, padėk knygą. Neskaityk jos. Geriau įsijunk Facebooką. Arba geriau nusipirk žurnalą ir paskaityk apie šiandieninės Lietuvos žvaigždės. Neskaityk šitos knygos, jeigu jinai tave taip verčia blogai jaustis. Jeigu tau depresija, kodėl tu skaitai šitą knygą, šiandien daugelis mums taip sakys. Kai mes klausim, ką mums daryti, ir kai mes ne tik klausim, ką mums daryti, bet ant mūsų veidų bus parašyta, kad mes esam didžiam suspaudime ir dideliam sielvartui. Toliau toje knygai parašyta šitaip. Stipriai prislėgtas, jis grįžo į savo namus ir valdėsi kaip išmanydamas, kad žmona ir vaikai nepastebėtų jo graužaties. Bet ilgai ištylėti negalėjo, nes skausmas vis plėtėsi. Po kiek laiko jis atvėrė savo mintį žmonai ir vaikams ir taip jiems prakalbo. Ak, mano brangioji žmona, tarė jis, ir jūs, mano kūno vaikai, aš jūs mylintis draugas, esu pražuvęs, nes mane slegia sunki našta. Be to, esu įsitikinęs, kad mūsų miestas bus sudegintas ugnimi iš dangaus ir siaubingai nusiaubtas, o aš pats ir tu, mano žmona, ir jūs, mano mėlieji kūdikiai, vargingai pražūsime. Nebent, to dar tikrai nežinau, atsirastų koks nors kelias, kuriuo eidami įsigelbėtume. Tai girdėdami šeimos nariai susikrimto, negalvodami, kad tai, kas jiems sakyta, yra tiesa, bet manydami, jog jis išėjo iš proto. Jau temo ir šeima vylėsi, kad miegas nuramins žmogaus mintis. Tad kuo skubiausiai jį paguldė ilsėtis. Bet naktį, kaip ir dieną, rūpesčiai jo neapleido. Užuot miegojęs, žmogus ištisą naktį dūsavo ir liejo ašaras. Vos tik išaušus rytui, šeimyna norėjo sužinoti, kaip jis jaučiasi. O šis atsakė, kad daug blogiau.
Jis bandė dar kartą su jais pasikalbėti, bet jų širdis ėmė kietėti. Namiškiai kvailiojimą bandė gydyti šiurkščių ir piktų elgesių. Kartais jie iš žmogaus juokdavosi, kartais bardavosi, kartais jį nekreipdavo dėmesio. Todėl jis vis dažniau užsidarydavo savo kambarėlyje, kad su gailesčiu melstųsi už juos ir apraudotų savo paties bėdas. Taip pat dažnai vienišas vaikštinėdavo laukais, kartais skaitydamas, kartais melsdamasis. Ir taip, kurį laiką jis leido savo dienas. Kiekvienas iš mūsų galim rasti save čia. Kiekvienas iš mūsų. Aš galvoju, čia yra tiesiai į 10 mano gyvenimą. Padėk, neskaityk, pasitrauk, jeigu tave tai verčia blogai manyti. Ir ne tik patrauk tai į šalį, nes tai verčia mane blogai jaustis. Šiandien mes susitinkam su dilema, mes stovame prieš dilemą, prieš tiesos dilemą, prieš mūsų artimųjų iškeltą dilemą. Ar tai yra tiesa, ką mes skaitome? Kad Dievas tikrai sunaikins, ką Jisai sako, sunaikinsies. Kad Dievas tikrai sunaikins tuos, kurie lenkės prie stabus. Mūsų šeimas, mūsų draugus. Ar tai yra tiesa? Nes jeigu tai yra tiesa, tai vargas jiem. Bet žinot, yra labai svarbu ir yra nepaprastai svarbu, kad suvok Dievo meilę, kad suvok Dievo meilės gilumą, kad suvok Dievo meilės platumą ir aukštį ir ilgį. Ir kad ir kaip nori tai aprėpti, kad suvok visą tą meilės didybę, turi suvok, kaip žemai puolęs tu esi. Mes turim suvok, kaip žemai puolę esame. Kad džiaugtis, kad giedot, kad būti atgaivintiem, pirmą reikia suvokti, kaip žemai mes esam puolę, kaip žemai mes esam kritę. Ir kai tai suvoksim, mūsų džiaugsmas nesibaigs, jam nebus ribų. Nes tada tą dieną mes suvoksim, kaip Dievas iš tiesų mus myli. Aš uždaviau klausimą mūsų tam bendravime Facebook'e. Nuo ko mes esame išgelbėti, nes mes labai dažnai giriamės, kad esame nuo kažko išgelbėti. Ir praktiškai niekas neklysta. Apart gal vieno dalyko, mes nesame išgelbėti nuo nuodėmės. Tai yra logiška. Nes jeigu aš būčiau išgelbėtas nuo nuodėmės, šiandien aš nebūčiau nusidėjęs. Bent kokį 100 kartų. Jeigu aš būčiau išgelbėtas nuo nuodėmės, aš daugiau nebenusidėčiau. Taip pat kažkas sakė, kad esame išgelbėti nuo pragaro ir tai yra tiesa, bet ir ne tik dėl to. Mes esame išgelbėti nuo paties Dievo. Tik nuo Jo vieno. Nuo nieko kito nereikia gelbėtis, tik nuo Jo vieno. Nuo Jo teismo mums reikia gelbėtis. Ir nuo Jo akių mes turim slėptis, kai mes nusidedam. Jeigu įmanoma pasislėpti nuo Jo akių, kai mes nusidedam. Nes laukia teismas, kaip Jisai sako, ir laukia teismas visų, tai reiškia, mes stovėsim prieš jį. Ir mums reikės prieš jį stovėti arba nuleidus galvą ir išsigandusiam, arba iškėlus galvą, nes tai yra mūsų tėtis. Mes esame išgelbėti nuo Jo. Jo paties. Wow. Žinot, kokia yra pati baisiausia tiesa Biblijoje? Pati baisiausia tiesa Biblijoje. Tai yra, kad Dievas yra geras. Tai yra pati baisiausia, tragiškiausia, labiausiai gąsdinanti tiesa Biblijoje. Žinot kodėl?
Dėl to, kad jis yra geras. Mes nesam geri. Mes nesam tokie kaip jis. Dėl to tai yra pati baisiausia žinia Biblijoje. Ir dar viena baisi žinia. Tuos, kas prieš jį sunaikins amžiais. Patrauks nuo savęs amžiams. Apaštalas Paulius laiške romiečiams nuo 1 iki 8 skyriaus tą ir bando įrodyti. Romėnams nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra kas Dievo ieškotų, nėra kas gerą galvotų, nėra nei vieno, nėra teisaus, nėra kas gero darytų, nėra nei vieno. Ir taip nueina iki 8 skyriaus, kur jisai sako nepaprastą žinią visai Romai ir dabar visam pasauliu. Bet tie, kas yra Kristuje, juose jau nieko nėra blogo. Juose nėra papiktinimo. Jie yra Kristuje. Mes esam Kristuje. Ir čia prasideda pati džiugiausia naujiena. Pati džiugiausia naujiena. Čia yra vienas dalykas, kuris prieštarauja savo. Dievas prieštarauja savo charakteriui. Šitoj vietoj. Žinot, vienoje patarlėje yra pasakyta, kas išteisins, kas pateisins nedorėlį, tą bandys visa tauta sudoroti. Taip yra parašyta patarlė. Žinot, ką Dievas padarė? Pateisino nedorėlį. Jis pats pateisino nedorėlį. Jis pats atsistojo prieš žodį iš didžiosios Ž. Nes Kristus atėjo į žemę, tas žodis tapo kūnu ir Dievas atsistojo prieš jį. Ir sutraiškė jį dėl mūsų. Pateisino nedorėlį. Dėl to, kad jisai mus taip nepaprastai myli. Taip nepaprastai myli. Pažiūrėkit, čia yra parašyta. Viešpats tavo Dievas esantis tavyje yra galingas, jis išgelbės, jis džiaugsis tavim. Kai mes džiaugiamės, kad mums yra atleista, kai mes džiaugiamės jo buvimu, kai mes džiaugiamės šlovindami, kai mes plojam savo rankutėm, kai mes džiaugiamės savo vaikais, kad ir jiem bus atleista. Kai mes džiaugiamės vienas kitu, mes galvojam, tai yra jėga, bet žinot ką? Yra dar gilesnė jėga, nes Dievas džiaugiasi mumis. Galite įsivaizduoti, Dievas, kuris yra danguje, kuris yra visatos kūrėjas, jisai nerūstauja ant mūsų amžinai. Jis džiaugiasi mumis. Ir parašyta, kad jis mus gaivina savo meilę. Kai mes buvom mirę, kai mes buvom priešai, jis pamilo mus ir atidavė savo sūnų už mus. Va, kokia mūsų tėčio meilė. Va, kokia mūsų tėvo meilė. Kai mes dar buvom priešai, jis pamilo mus, jis mylėjo mus ir atidavė už mūsų savo brangų, viengimį, mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ar 8 žmonės, ar 100 žmonių. Po šitų žodžių tylėjo abi bažnyčios. Ir šito žodžius išklausė ramiai abi bažnyčios. Ir šito aš niekaip negaliu suvokti, nes aš to pats sproksiu iš džiaugsmo, kad jisai taip mus stipriai myli, o mes galim tai ramiai suprasti. Bet mes gal lietuviai. Dievas yra toks geras. Dar viena tiesa, Izaijo pranašystė, 6 skyriui, Izajas, karaliaus Uzajo mirties metais, jisai matė
viešpantis sėdinti soste, aukštai iškeltą ir visas jo apsiaustas pripildė visą šventyklą. Ir jis matė, kai aplinkui skraidė angelai ir jie 2 sparnais užsidengė savo veidą ir 2 sparnais jau užsidengė savo kojas, o kitais 2 jie skrido ir jie nieko kito negalėjo ištarti, tik tai šaukt: šventas, 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 viešpats visagalis, visa žemė pilna jo šlovės. Ir jie tai kartoja ir jie dabar tai tebekartoja. Ir jie per amžius yra jo buvime, viešpatės buvime. Ir mes, žmonės, sakytumėm šitaip: gali užteks. Bet mes žmonės, mes taip sakytumėm. Bet angelai supranta, kad viešpatės reikia bijot. Ir ne tik, kad reikia bijot, bet kai tu jį matai, tu bijai jo. Ir jie užsidengė, jie bijo jį pažiūrėti, negali jį pažiūrėti. Ir jie nuolat aplink skraido, amžinai jo buvime. Ir jie vis tiek jo bijo. O mes, čia žmonės esantis, kurie žino Dievą daugiau ar mažiau, nebijom jo nei kiek. Ir čia aš nenoriu, kad jūs matytumėt mano teisimą. Čia aš noriu, kad jūs matytumėt Dievo nepaprastą meilę. Nes Dievas mus taip stipriai myli, kad jisai pasirenka mums atleisti. Nes kiekvieną kartą, kai mes nusidedam, mes tik dar kartelį parodom, kad mes jo nebijom. Ne dėl to, kad mes esam žiauriai nuodėmingi ir dar kažką. Kiekvienas iš mūsų, kas esam pakrikštyti šventąja dvasia, žinom kiekvieną kartą, kai mes nusidedam. Šventoji dvasia buvo išlieta tam, kad apkaltintų mus dėl nuodėmės. Ir jeigu mes turim šventąją dvasią, neįmanoma nežinot, kad elgiesi neteisingai. Tai tik parodo, kad mes jo nebijom, bet man tai parodo nepaprastą Dievo meilę, nes aš žinau, kad aš nusidedu ir aš žinau, kad aš grįžtu pas jį, kai aš atgailauju, kai aš grįžtu pas jį ir jis mane visada priima atgal. Nežinau kodėl, bet kai aš užmerkiu akis, kai aš pradedu šlovint aplinkui, mane yra šventa dvasia. Aš žinau, kad jis yra aplink mane. Man nereikia, kad žmonės jaustųsi kažkaip kitaip aplinkui mane. Aš žinau, kad aš esu jo buvime. Nusidėjęs. Man tai yra nepaprasta meilė, nepaprasta Dievo meilė. Ir šiandien noriu užduoti klausimą. Ką mums daryti? Ką mums daryti su šitą meilę? Ką mes darysim su šitą meilę? Dėl to sekančiais metais aš trokštu, kad šitą meilę iš didžiosios raidės būtų kiekvieno iš mūsų gyvenime. Kiekvieną akimirką. Mes mokysimės, kaip mylėti. Mes iš tiesų mokysimės, kaip mylėti. Mylėti vienas kitą. Kada mes išmoksim mylėti vienas kitą taip, kaip Paulius mylėjo savo tautą. Atsiverskim Romiečio skyrių 9 ir nuo 1 eilutės paskaitykim. Po Jėzaus, aš galvoju, tai yra antras nepaprastos meilės įrodymas žmonijai. Po Jėzaus. 9 skyrius nuo 1 eilutės parašyta šitaip. Sakau tiesą, Kristuje nemeluoju. Paulius čia nemeluoja. Jisai sako tiesą. Tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje. Čia jisai nenusideda nei kiek. Jisai sako šitaip, kad man labai sunku ir nuolat liūdi mano širdis. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių tautiečių pagal kūną. Oho. Kiekvienas iš mūsų eikim link tokios meilės. Pats Jėzus žada, nėra didesnės meilės, kaip už draugą, kuris paaukoja savo gyvybę už draugus.
Wow. Paulius čia sako tiesą. Jis būtų pasiruošęs tai daryti. Ir aš trokštu, kad mes šitokios meilės mokytumėmės vienas kitam. Ir savo tautai. Kol čia esam. Aš nesakau, kad mes turim užtrenkti duris anglam, lenkam, latviam ir kitom tautom. Šitos bažnyčios duris bus atvertos visom tautom, kiekvienai širdžiai. Bet mūsų maldos tegul kyla už mūsų tautiečius. Ir ar mes galim mylėti savo tautiečius taip, kaip Paulius mylėjo savo tautą. Aš sakau šiandien šitaip, kai mes suvoksim, kokia plati, kokia gili Dievo meilė yra mum, galbūt vieną dieną mes galėsim ištarti tokius pačius žodžius su švaria sąžine ir sakant tiesą Kristuje, nemeluojant. Amen? Hallelujah.